Esu ūkininkas Audrius Macijauskas, auginu juoduosius serbentus. Dar truputėlį turiu raudonųjų serbentų bei užsiimu smidrų auginimu. Ūkio pagrindinė veikla yra juodųjų serbentų auginimas bei perdirbimas. Iš tikrųjų, tai pradininkas buvo tėtis, kuris 2004 metais pradėjo auginti juoduosius serbentus. Kiekvienais metais vasarą, savaitgaliais atvažiuodavau padėti, nes tai buvo mano gimtasis kraštas, čia esu užaugęs. Pamačiau, sužinojau, kad nėra iš tikrųjų taip sudėtinga juoduosius serbentus auginti. Turėjau truputėlį žemės ir nusprendžiau, kad pats norėčiau kažką sukurti savo. Todėl sugalvojau tapti jaunuoju ūkininku ir įkurti savo serbentyną. Pradėjau nuo 10 hektarų ir šiuo metu turiu apie 20 hektarų. Laikui bėgant tobulėjau, sugalvojau, kad galbūt perdirbdamas savo užaugintą produkciją turėsiu didesnę pridėtinę vertę. Ir pasekoje įsigijau uogų sulčių spaudimo įrangą bei džiovyklą, kurioje galiu džiovinti tiek uogas, tiek vaisius. Pastoviai domėjausi nacionalinės mokėjimo agentūros kvietimais, Tauragės vietos veiklos grupės kvietimais ir pamačiau, kad Tauragės vietos veiklos grupė pateikė kvietimą sudalyvauti žemės ūkio produktų perdirbimui. Užpildžiau paraišką ir gavau finansavimą. Pateikti paraišką tikrai nebuvo sudėtinga, nes pačią paraišką padėjo sukurti Tauragės projektų rengimo grupė. Iš tikrųjų, perdirbimo srityje neturėjau daug patirties, todėl reikėjo labai daug domėtis. Tiek dėl maisto veterinarinės tarnybos leidimų, tiek dėl pačios įrangos. Vaisių, uogų, daržovių kiekis yra apie 10 tonų per metus. Labai džiaugiuosi pasinaudojęs ES paramą, nes manęs šiuo metu jau nebeįtakoja rinkos kainos Lietuvoje. Vienareikšmiškai rekomenduoju nebijoti ir nedvejoti, pasinaudoti ES paramą.